Sveiki prisijungę prie šiandienos misijos. Šiandien bandysim atsakyti į mane kelias savaitės kankinantį klausimą. Ar dar šiai dienai yra reikalingas M automobilis? Visa esmė važinėti su M modeliu, mano nuomonė tiesiog, kad pasakytum, kad aš geresnis už tave. Šalia pravažiavo Audi A4 ir aš tikrai atrodau geresnis už jį. Ir jaučiuosi tai. Jo žmonės nori tik dėl statuso. Išnaudoti M modelį mieste praktiškai neįmanoma. Turi per daug galios, ypač naujieji modeliai. Kur tai matyta, kad paprastas sedanas konkuruotų su Ferrari modeliu? Kam? Neįmanoma. Tu bet kada išvažiavęs į kelią, tu viršysi greitį. Žmonės, kurie vairuoja M modelį kasdieną, jie nori pasakyti, kad jie geresni už tave. Jie tai gauna, bet taip pat trumpai kaip ir neturėdami M modelio, nes tada atsiranda kiti niuansai. Ta prasme, atsiranda begalė dar ir kitų modelių, kurie bus brangesni, geresni, retesni už tavo. Paėmus M5 Competition, visų mėgstama, atsirado už metų ar dviejų CS modelis, kurių paleido tik 1000 vienetų. Faktas, kad jisai bus ir brangesnis, ir retesnis, ir geresnis. Aišku, kai palygini realybėj, tas gerumas išsiskiria tik tai tiek, kad ten realiai tu nepajaus. Gal tik, kad nepatogesnės sėdynės ir viskas. Bet principas yra tas, kad retas. Tu žinai, kad tu už kitą M vairuotoją esi geresnis. Ir čia pasaka be galo. Ta prasme, visada gamintojas išleis kažką geresnio, kad tu nusipirkęs jau gerą, tu už pusės metų pasijausi vėl varguolis. Aišku, ne dideliai minioj varguolis, bet kai tu jau būsi M vairuotojas, atsiras vis tiek ta minė, kurioj tu jausies. Tu matysi vien M vairuotojus ir tu jausies vėl varguolis, nes tu vairuoji tiesiog M modelį, o ne M Competition, CS, GTS ar kažką, nes tu tiesiog jau tam rate ir tu vis tiek būsi jau bagiukas. Kas galvojat, kad M modelis yra iškart pilnos komplektacijos? Ne. Ta M raidytė reiškia ne more, ne daugiau, kad gausi. Tai reiškia motorsport. Ką tai reiškia paprastam žmogui? Jam reiškia realiam gyvenime, kad bus mašina mažiau patogi, daugiau valgys kuro, bus brangesnės dalys. Tiesiog M kaina bus trigubai realiai didesnė negu paprasto modelio, ką nusipirksi ir taip pat gerai jausies, tik tai važiuosi patogiau ir smagiau ir tiesiog. Kai žmonės galvoja, kad vairuoja tas, tarkim, koks žmogus M-kę, tai nereiškia, kad ten labai geras BMW. Labai geras, kad jisai greitas. Bet kad ten smagu sėdėti joj, tai dar nereiškia. Nes bus kiekviena duobė, va kaip dabar, purtis jas. Nėra jos patogios. Jos yra grinai sukurta lėkt mašina. O mašina grinai sukurta lėkt, jinai niekada nebus patogi. Tai BMW supranta direktoriai visi tie, kurie sėdi ir sprendžia visus BMW reikalus. Supranta, kad M raidelė ant mašinos parduoda mašiną. Tiesiog, nes visi svajoja apie ją. Dirba, pluša, kad ją pasiektų. Jie pamatė, kad jau daugelis dabartinių modelių yra jau labai arti tos tikros M ir pradėjo dėti ant bet ko M. Kas tik gauna geresnį variklį, tas ir turi M. Tai jie pradėjo daryti tai, ką jau pusę pasaulio ir beveik kiekvienas BMW vairuotojas Lietuvoje ir taip darė. Dėjo ant visko M. Tai dabar yra M235i, M2CAM, X5M
Ir dar begalė, ta prasme, yra kiekvienas modelis su M jau raide. Kas belieka, kad skirtumės nuo M? Faktas, jinai važiuos prasčiau, lėčiau negu tikra M, bet jinai jau nebetoli. Nes, ta prasme, standartiniai automobiliai su BPM8, tarkim, varikliu, kas yra ten 2 KMI ar ten 3 KM, 4 KMI, jie jau pakankamai greiti, jie turi standartiškai 250 kW. 250 kW. Ta prasme, čia jau yra paprastam žmogui nepaliesta riba. 90% Lietuvos važinėja su mašina iki 140 kW. Jiem kas virš 200 jie net neįsivaizduoja, kas ten daros. Paprastam 3 KMI, tarkim, automatė. Jau bijau pameluot, bet manau jau traktuoja, kad mašina bėgėsis nuo 0 iki 100 su ketvirtu pradžioj. Ten per 4,8. Prieš 10 ar 15 metų M mašinos per tiek bėgėjus. Žurnalistai jau tada komentavo, kad crazy fast car. Kas nesupranta, tai kad labai beprotiškai greitai jau mašina. Va dabar važiuojam su vienu iš tų galingų mašinų per trinkeles sudėt ir kaip smagiai purtus. Aišku, kamera yra stabilizatoriui, tai jūs mažiau matysit, bet malonumo daug nėra čia sėdėti. Tai nusiraminkit. Tikrai apgalvokit, ar jums reikia M. Dėmesį galima ir kitaip gauti. Tikrai nėra būtinas. O mergaitė atsisuko, pasižiūrėjo. Kaina, tai imant tų pačių metų modelį G80 M3 Competition. Jis Auto Pliuse šiandien tikrinau prasideda nuo 70 000. 70 000 už mašiną, kuri tau tarnaus brangiai, kuras, tepalai, norės prižiūrėti, reiks dažnai keisti. Kuras, tai patikėkit manim, jie ten meluoja, kad mažai jos valgo. Ne, nes tu daug tau valgys jinai, nes tu visada spausi gazą. Tai jau pamirštam tą faktą, kad pigiai važinėsiu su M. Neįmanoma. Kadangi spausi gazą, tai reikės ją ir tvarkyti. Tu laužys ją. Tikrai. Nepažįstu nei vieno žmogaus su M, kuris važiuoja ramiai su ją. Neįmanoma tiesiog. Tu įlipi į tą mašiną, tu palieki be smegenis. Ta prasme, čia kad tai suprastum, reikia pabandyti, nes tiesiog realybė tokia. Pirk tą fake M. Paprastas dalykas. Jinai bus perpus pigesnė. M tų pačių metų M340i tu gali G20 kėbulę nupirkti už 40 000. Naudotas bus kelis metus, bet visai, sakyčiau, dylas. Nes realiai tu gauni gal net ir pilnesnės komplektacijos mašiną, bet ir pigiau, eksploatacija bus pigiau. Tai vis dėlto, kodėl aš noriu M mašinos? Iš logiškos pusės, mums nereikia M mašinos. Nes brangiau ir visa kita, ką minėjau, yra su M mašina. Paprastas modelis su M priekyje ženkliuku, tai yra M Performance kitu, tą patį atlikti. Šiai dienai tą patį gali daryti. Tai kodėlgi mums vis tiek reikia? Iš emocinės pusės, tu žinosi, kad neturi tu M, tu vis tiek prastesnis už kitus. Važiuosi taip pat, bet nebus to statuso, kad čia M, čia Performance, čia visi bijo, aš esu greitas, turtingas. Su paprastu M, 3KM ar panašiai, tu negauni to paties. Bet BMW žino, ką daryti, kad išsiskirtų iš performanso pusės, kad panašus. Ir kad jau tokie kaip aš jau supras, kad nebereikia M. Tai jie padarė, kad netgi mergina suprastų, kad čia ne M. G80 uždėjo bebro dantis, kad
mergina net pasakytų, kad, vat, žinok, čia, vat, M-kė, o pas tave ne M-kė. Tai, vat, nekvailai sužaidė su šituo. Tai, vat, tas statusas ir tik tai verčia pirkti M. Bet jeigu jūs esat protaujantis, mokantis, batus užsiryš žmogus, jūs tikrai užduosit savo klausimą. Ar man reikia M mašinos? Galima ir be jos gyventi. Nepaisant to fakto, kad aš važiuoju ne su M2, taip, kad ir kiek nustepsit, čia nėra M2. Čia yra tiesiog M240i. Jis yra perdarytas mūsų servize. Mes jį perdarėm į labai panašų į M2 Competition. Ar aš jaučiuosi prasčiau, negu kad važiuočiau su M? Ne, nes visi aplinkiniai žiūri taip pat. Visi aplinkiniai galvoja, kad o, wow, čia M2 Competitionas, čia wow. Ir žiūri netgi tie, kad net nelabai ir įdomus tos mašinos. Bet čia vėl ateina tas aspektas, kad čia visa apklijuota lipdukas. Tai dėmesys ne dėl mašinos, o dėl lipdukų labiau. Pasakyt, kad čia ne M2, galima tik pagal bėgius virti. Viskas. Daugiau čia viskas yra M2. Nes važiuoja taip pat, o gal net ir geriau. Nes čia X-Drive'as, ko nebuvo originaliai M2. Todėl toks ir klausimas. Ar dar reikia šiai dienai M2? Net ne M2, M mašinos tiesiog. Ar reikalingas M? Visi atsisuka. Taip pat kaip ir su M2 važiuočiau. Visi žiūri, visi galvoja, kas čia per beprotis. Mes padarėm tokį gerą M2 netikrą. Nuvažiavus į kelias parodas, žmonės net nežiūrėjo į šitą mašiną, nes galvoja, kad čia paprastas M2 su spoileriu ir keliais lipdukais ir viskas. Nėra apie ką čia kalbėti, žiūrėti, domėti. Iš mūsų pusės gerai atliktas darbas. Ir kaip ir tas statusas dingsta, nes su šitą mašiną visi galvoja, kad tu turi, tu tik žinosi, tai who cares. Iš kitos pusės, kaip pasižiūri, šitas antrukas verčia tikrai susimąstyti, ar reikia M. Čia turim visiškai išvaizdą, kad tikrai daug kas net neatsako, kad čia ne M2. Visi galvoja, kad čia M2. Tai kaip ir statusas, kaip ir yra. Na taip, jūs dabar galite manęs pykt panašiai, sakyt, kad čia nėra M2, čia ne S55, neskamba taip pat. Taip, jūs teisus. Bet supras, kad čia ne S55 motoras, tik tai tie, kas ir žino, kas yra S55 ir kaip jisai skamba. Paprastas žmogus, ta prasme, praeivis ar šalia važiuojantis su Audi, Volkswagenu ar ten kitu, ar Nissanu, nesvarbu. Jūs galvojate, tas žmogus supras, kad čia ne S55? Jis net neįsivaizduoja, kad yra toks dalykas. Nustokit heitint, realiai. Nes šita mašina važiuoja taip pat, gal net ir geriau, gal truputį prasčiau. Nei tikras M2 Competitionas su S55. Taip, dabar galite irgi sakyt, jo, bet kadangi čia custom buildas, čia ne tik standartinės dalys, visa kita, čia garantuotai Taivanas sudėtas. Ne, jūs labai klystat. Visas priekis sudėtas originalus M2 ar Competition, ar ne, čia Tadas galės patikslinti. Tačiau, jis yra M2. Kapotas. Taip, pripažinsiu Signeda, bet jį specialiai įdėjom aliuminį Signedos. Jis idealiai nesuėjo, bet čia jau mūsų pasirinkimas buvo, kad parodyt, kad galima padaryti, kad netgi ir Signedinį galima uždėti tobulai. Ką turiu omeny, jeigu sudaužys, reikės tvarkyti, tai viskas čia susidėt. Galinės arkos. Žiūrėk, žmogau, kuris dabar mane keiki, kad čia nesąmonė, čia custom made panašiai, čia bus problema.
priregistruojant, jokių problemų nebuvo, visa kita. O jeigu ir sukalsi tu tą subinę, yra du variantai. Tu arba parduosi šitą mašiną, draudimui nurašysi ir parduosi ją dalim. Arba tu pats net netvarkysi. Tau taip brangiau kainuos. Bet tu per tą laiką būsi jau susimokėjęs tą ne M mašinos pigumą, kur tu laimi. Nes jeigu su M būtum, esu girdėjęs vien ant kuro, išleidžia po 3-5 net tūkstančius eurų per mėnesį. Kas jau važinėja normaliai kiekvieną dieną su M mašinom. Manau, užteks maltis miesto gatvėmis. Metas keltis į užmiestį ir iš tikrųjų ištestuoti šį automobilį. Visą dieną kalbu, ar reikia tikro M automobilio. Įsitikinkime, ar jis vertas savo vardo. Čia turime M2 Competition su S55 varikliu ir DCT greičių dėžė. Pasižiūrėkime, kuris greitesnis. 3, 2, 1, važiuok! Be šansų jam, be šansų. Galim dar sykį pamėginti. 3, 2, 1, go! Atrodo, jau M2 į priekį šauna, tačiau greičių dėžė uždelsia ir vėl pralaimi. Tai visgi, ar reikia tikro M automobilio? Spręskite jūs. Ačiū, kad žiūrėjot ir nepamirškit svajoti ir saugiai vairuoti. Iki kito.